čia Gintarui, nes aš dar neužsitarnavau jau. Jo, jeigu kam įdomu iš Rokiškio, jeigu yra Rokiškėnų, sveiki. Kadangi čia apšvietimas toks prastokas, tai gal aš vis dėlto leisiu savo parodyti, kaip atrodo tos degazavimo stotelės ir ekrane. Mes maždaug prieš 2 ar 3 metus jau su firma Absoliuta darėm tokį seminarų ciklą ir kartu ir Danfosas, kur irgi palėtėm tas oro problemas ir pagrindinė mintis buvo galbūt tokia, kad tą degazavimo įrangą mes siūlėm naudoti bent jau mobilę, tai yra kad jinai būtų naudojama ne vienam pastate, keliuose, tai daugiau aptarnavimo tikslais ir panašiai, bet vis dėlto praėjo tam tikras laikas ir praktika parodė, kad išsprendus problemą tuo metu, pašalinus orą iš sistemos ir panašiai, jinai nieko nedings, tai kartojasi metų iš metus ir gal vis dėlto atėjo laikas, kad pagalvoti, kad tokią įrangą vertėtų sumontuoti stacionariai. Be to, ta įranga ne tik tai šalina orą, bet atlieka keletą dar papildomų funkcijų, kurios priklausomai nuo namo tipo, dydžio, slėgių ir panašiai, tikrai yra naudingas, tai dėl to galbūt tokia mintis šio seminaro būtų, kad galbūt pradėkim tą įrangą naudoti ir stacionariai. O pasikartojant, kalbant apie orą, tai trumpai galbūt kokios problemas mes turim ir galbūt norėčiau, kaip ir praeitą tą kartą anksčiau, paliesti vis dėlto problematiką ne tik tai oro, kaip dviejų ar ten kelių sudėtinių dujų dalių medžiagą, bet panagrinėti, kaip tos medžiagos elgiasi sistemoje, nes vis dėlto mes turime orą, ore turim ir deguonį, ir azotą, ir tos dujos elgiasi skirtingai. Jeigu kalbėt apie pačias problemas, tai jos, manau, visiems žinomas, pradedant nuo radiatorių. Mes turim 2 pagrindinės problemas, tai kad radiatorius prastai šyla. Antras dalykas - triukšmas. Tai dažniausiai to priežastis būna oras. Vėlgi, kaip oras patenka, čia yra įvairių priežasčių. Kita problema tai yra siurbliai, galbūt čia nesigilinsim į tas kreivės, bet pagrindinės jos parodo štai ką, kad jeigu sistemoje yra oro, tai pirma kreivė, tai krinta siurblio išvystomas pakelimo aukštis. Toliau, jeigu yra oro, sumažėja ir siurblio pats naudingumo koeficientas, kas didina energijos sąnaudas ir pasumažėja pati siurblio velnio galia arba tiesiog siurblio galia. Kita problema, tai čia nuotraukų iš praktikos, kad kenkia ir pačiam siurbliui, siurblys žymiai intensyviau dėvisi, dėl to, kad yra vanduo stipriai prisotintas oru. Čia nuotrauka iš praktikos, gal kažkas esate pastebėję, jeigu išleidinėjat iš sistemos vandenį, jisai toks bėga baltos spalvos išbėga, arba išbėga, ten, pavyzdžiui, kažkokia balutė yra, jinai iš pradžių pabala. Kas įvyksta, ogi tai, kad tas oras, kuris buvo ištirpęs sistemoje, kritus slėgiui, išsiskiria iš vandens visą formą ir tie tokie burbuliukai, jie nudažo vandenį keletą, 10 ir 15 sekundžių baltai. Tai jeigu išleidus iš sistemos vandenį pasirodo toks baltas vanduo, tai iš tikrųjų vanduo, tai yra oras, yra stipriai prisotinęs vandenį. Taip pat čia tiek eksploatuojant, tiek paleidžiant sistemas, atiduodant eksploataciją, susidurėme su problemas, kad sudėtinga namą yra subalansuoti. Kadangi pačiam yra tekę susidurti su balansavimu, tai būna
taip, kad vienu metu aparatas balansavimo rodo kažkokį tai srautą, kitu metu nulis, tiesiog srautas darosi nestabilus ir kitą kartą iš viso neįmanoma subalansuoti sistemos. Be abejo, oras, o tiksliau jame esantis deguonis skatina koroziją, o sistemos ypač senesnės, jos pagrindinai yra sudarytos iš geležies, tai yra plienas. Tas rūdys jos nusėda dėl to, kad vanduo yra prisotintas oru, tos rūdys yra po to nuplaunamos, nes jeigu yra dideli greičiai, tai vandens oro mišinys veikia kaip švitrinis popierius, tiesiog pastoviai plauna tas rūdys, tokia vyksta savotiška sistemos erozija ir tos rūdys arba nuosėdos nusėda dažniausiai šilumokaičiuose, katiluose arba kažkur radiatoriuose tuose pačiuose. Apie patį orą, jeigu taip trumpai, kad oras vandenyje tai yra visai normalu, nes virindami vandenį mes pastebim, kad yra burbuliuoja. Tai yra nuolatinis procesas, kai iš vandens išsiskiria oras, bet kadangi jisai neatskirtas nuo atmosferos, tai yra turi sąlytį su aplinkos oru, tas oras jis vėl ištirpsta, tai tas procesas toks ir nuolatinis. Taip pat, jeigu atsuktume mineralinio vandens butelį gazuoto, tai jame iš jo pradeda išsiskirinėti burbuliukai, tai reiškia, kad vandenyje buvo oras, jis pradeda laisvą formą. Na ir be abejo, jeigu nebūtų oro vandenyje, tai žuvys vandenyje negalėtų gyventi. Tai tas tik tai patvirtina tą faktą. Trumpai apie orą, prisimint, iš ko jis sudarytas. Didžioji dalis, galbūt nustebs, bet žinom iš mokyklos kurso dar, kad didžioji dalis tai yra azotas. Na, šiaip jau azotas tai yra tokios inertinės dujos, jos nekenksmingos, jos nėra reakcijų, jos neskatina korozijos, bet jos turi vieną tokią blogą savybę, jos tiesiog kaupiasi. Ir kai jų susidaro daug ir mes tada turim tos vadinamus oro kamščius, kas iš tikrųjų taip jau įsigilinus yra iš tikrųjų azoto sankaupos pagrindinė. Deguonis 21%, taip, agresyvios, reaktyvinės dujos skatina koroziją, bet dėl savo aktyvumo jos gana greit sureaguoja su sistemos komponentais ir jeigu sistema yra uždara, tai azoto greitai sistemoje nelieka. Na, taip pat yra kitų dujų, anglies dvideginio, taip pat vykstant korozijai susidaro ir šalutiniai korozijos produktai, vandenilis, metanas, amoniakas, bet to, jeigu, pavyzdžiui, sistema yra paleidžiama neišplauta, buvo sumontuoti tepaluoti vamzdžiai, tai vyksta puvimo procesai, vėlgi tas pats metanas kaupiasi sistemoje ir panašiai. Na, pats oras vandenyje būna, arba tiksliau net ne vandenyje, galbūt uždaroje sistemoje, mes galime įsivaizduoti, kad tai mūsų yra uždara šildymo sistema. Tai šildymo sistemoje gali būti oras laisvoje formoje, gali būti mikroburbuliukų pavidale, tai kažkas tokio pereinamojo iš ištirpusio vandenyje oro ir laisvoje formoje esančio. Na ir be abejo vandenyje yra ištirpęs oras. Jeigu vamzdynais keliauja štai tokie oro burbulai, tai jau reiškia, kad sistemoje neištirpusio oro, bet yra laisvoje formoje esančio oro. Mikroburbuliukai yra labai maži, maždaug apie milimetrą skersmens. Na ir, kaip minėjau, jeigu nebūtų ištirpusio oro vandenyje, tai negalėtų būti ir gyvybės vandenyje. Kaip oras patenka į uždarus cirkuliacinius kontūrus arba uždaras sistemas, nes dabar jau vis dėlto, jeigu kalbėti apie šildymo sistemas, vėsinimo, tai visos sistemos yra pagrindinai uždaros. Tai padaryta tam, kad kuo mažiau iš atmosferos patektų oro
Tai su pirma yra oras į sistemą patenka kartu su užpildymo ir papildymo vandeniu, nes jeigu paviršinėje vandenyje arba grindiniuose esančiame vandenyje visada yra ištirpęs oras. Toliau yra, kai mes pildom sistemą, sistemoje būna oras ir pildant sistemą, dalis to oro nepasišalina, bet ištirpsta užpildymo vandenyje. Ir čia dar toks vienas yra įdomus pastebėjimas, kad koncentracija to, sakykime, dujų arba oro tame vandenyje po to yra didesnė nei natūraliai esanti gamtoje. Tai vyksta dėl to, kad pildoma su tam tikrų slėgių ir kuo slėgis didesnis, tuo daugiau užpildymo vandenyje ištirpsta to oro, kuris buvo tuščioje sistemoje. Dėl to yra toks patarimas, pavyzdžiui, pildant sistemą, vengti staigaus užpildymo, sukeliant didelį slėgį. Geriau pildyti palaipsniui, tada mažiau to oro, kuris buvo sistemoje, ištirpsta užpildymo vandenyje. Taip pat oras į sistemą patenka per įvairius oro įvairius komponentus. Dabar daug naudojama įvairių plastikinių medžiagų, pavyzdžiui, vamzdžiai ir panašiai, taip pat ir tarpinės tos, kurios sulaiko, pavyzdžiui, vandenį, jos neatsparios oro patekimui. Tai dėl to per tokias medžiagas jos difunduoja arba prasiskverbia oras. Taip pat, kaip minėjau, vyksta vandenyje, gali vykti tam tikros cheminės reakcijos, čia irgi tada jau ne oras, bet konkrečiai tam tikros dujos susidaro. Na ir viena iš dažniausių, nors jį minima šiuo atveju pabaigoje, ta priežastis tai yra neteisingai sureguliuotas sistemos, o tiksliau slėgis sistemos. Tai visų pirma, reikia atkreipti dėmesį teisingą plėtimosi indeksų sureguliavimą, tai yra jo parinkimas, pirminis oro nustatymas jame ir teisingas sistemos užpildymas vandeniu. Taip pat labai svarbu sekti indus slėgį jame, reikia kartą į metus patikrinti prieslėgį, jeigu jisai per mažas, reikia atitinkamai jį atstatyti, nes viena iš didžiausių problemų, tai dėl ko kyla tas oras atsiranda, tai yra neteisingai veikianti slėgio palaikymo sistema. Kas vyksta su oru arba su jo komponentais? Pirmiausia, pirmas stulpelis tai yra atmosferos oras. Jisai sudarytas jau iš 77% azoto, 23% deguonies. Toliau, kai mes kalbam apie vandenį arba orą vandenyje, ten santykis yra šiek tiek kitoks. Ten yra 62% azoto, 38% deguonies. Arba jeigu kalbėti absoliučiai išraiška, 18 mg azoto litre vandens ir 11 mg deguonies. Po tam tikros eksploatacijos užpildžius sistemą, maždaug po 7 valandų pastebim, kad sistemos vandenyje deguonies praktiškai nebelieka. Ten procento dalis. Visa tai, kas yra kaip oras arba dujos vandenyje, tai yra azoto sankaupos. Kas įvyko? Labai paprastai. Deguonis sureagavo su geležim. Kadangi sistema yra uždara, tuo metu, jeigu užpildžius, deguonis toliau nepatekinėja ir pas mus teliko tik tai azotas, jisai mums ypatingos grėsmės nekelia. Kaip minėjau, jisai reakcijos jokios nevyksta, bet jisai kaupiasi. Dėl to kartais, kai kalbam apie oro problemas, reikėtų vis dėlto skirti
tuos komponentus ir dėl to mes, kalbėdami apie stoteles, vartojam žodį ne nuorinimas arba deravimas, bet degazavimas. Tai yra būtent norėdami pabrėžti, kad tai vis dėlto yra kova su tam tikrom dujom. Kokie oro šalinimo būdai? Na, visiems pats plačiausiai žinomas oro šalinimo būdas tai yra automatiniai oro šalinimo tokie įtaisai arba šalinama ranka, bet su jais vėlgi būna daug įvairių problemų. Jie gali praleisti esant susidarius subatmosferiniam slėgiui, tai yra slėgiui mažesniam už atmosferinį, gali per juos būti pasiurbiamas oras iš atmosferos. Toliau jie per tam tikrą laiką praranda sandarumą ir panašiai. Dėl to, vis dėlto, kalbant apie sistemas ir rimtesnę įrangą, tai pagrindinai mes turim du tipus įrangos. Tai yra oro separatoriai arba oro skirtuvai, kurie pagrindinai šalina orą, kuris yra laisvoje formoje, arba tie mikroburbuliukai ir įvairi įranga, kuri aktyviai šalina. Degazavimo stotelės šiuo atveju naudojamas oro šalinimui vakuumas. Tai yra tame vamzdyje sukuriamas vakuumas. Ir jeigu dar pakomentuoti štai, kas pavaizduota ekrane, matom, kad didėjant slėgiui sistemoje, efektyvumas tų oro skirtuvų arba separatorių, jisai mažėja. Vertikalioje linijoje yra pavaizduotas galimas maksimalus oro, arba šiuo atveju konkrečiau kalbant, azoto tirpumas. Tai reiškia, jeigu mes pastatom tokį separatorių kažkur sistemos apačioje, kur yra didelis slėgis, dėl didelio slėgio paprasčiausiai iš vandens oras neišsiskirinės, bet kai tas pats vanduo nukeliaus į sistemos viršutinius aukštus, kritus slėgiui, oras išsiskirs ir mes turėsim tas vadinamas oro problemas. Dėl to tokio tipo įranga yra efektyvi maža aukštėje statyboje, na, sakyčiau, maksimum 1,5 baro. Arba juos reikia montuoti viršutinėse sistemos taškuose, kur yra pats mažiausias slėgis. Jeigu mes norim centralizuoto oro šalinimo, tai tada reikėtų naudoti vis dėlto degazavimo įrangą, kuri visame name, nesvarbu, kurioje vietoje jis yra pastatytas, šalina orą. Tam panaudojamas principas, kad sumažėjus slėgiui iš vandens išsiskiria dujos. Tai reiškia, kad mes, jeigu patalpinam vandenį į beslėgę erdvę arba dar netgi sukuriam vakuumą, tai tada iš to vandens išsiskiria dujos. Na ir taip įranga taip dirba, maždaug tokiu principu. Pati įranga yra kompaktiška, dėl to jinai dažnai naudojama kaip ir mobili. Taip jie atrodytų, yra vakuumo vamzdis, kur sukuriamas vakuumas, yra pats valdiklis, kuris tos procesus kontroliuoja, yra oro šalinimo įtaisas, siurblys. Na ir šitą įrangą mes prijungiam prie sistemos dviejose taškuose, tai yra vienam taške vandenį iš srauto paimam, o su kitu grąžinam. Taip pat yra galimybė, čia irgi vienas iš privalumų, pajungti papildymą. Tai reiškia, kad šitas įrenginys jisai ne tik tai degazuos jūsų sistemą, bet ir kontroliuos slėgį sistemą, kadangi jisai turi slėgio daviklį, kuris seka slėgį ir skritus jam vožtuvas persijungia ir papildo. Tai reiškia, kad jūs ne tik tai turėsite degazavimo įrenginį, bet ir įranga, kuri palaikys ir kontroliuos slėgį. Tai ypatingai aktualu aukštiem pastatam, kur papildymo linijoje yra mažas slėgis. Tokiu atveju paprastai parenkama
slėgio pakelimo stotelė, siurbliai papildomi. Šiuo atveju, pastatydami šitą įrangą, jūs sutaupote. Tos įrangos jau kaip ir nereikia, nes patį papildymą procesą kontroliuos šitas įrenginys. Ir dar vienas labai svarbus momentas tai, kad papildymo vanduo prieš patekdamas pirmiausia praeina per vakuumo vamzdį ir iš jo šalinamas deguonis. Nes su deguonimi mes galime kovoti tik tai jo pildymo, juo pildant vandenį sistemą pačioje pradžioje. Jeigu jau deguonis pateko į sistemos, tai praktiškai mes jo neįmanoma jo ten išgauti, nes, kaip minėjau, jis labai greitai sureaguoja su sistemos komponentais. Tai vat, šiuo atveju nauda ir ta, kad ne tik tai esami oro kamščiai likviduojami, bet ir šalinamas deguonis, kuris savo ruožtą sukelia, kaip minėjau, problemas ir panašiai. Na, čia yra keletą objektų, buvo matavimai atlikti ir iš šitų, pavyzdžiui, 3, tik tai viename, kuriame nebuvo sumontuotas degazavimo renginys, nėra problemų. Čia yra maksimalus oro, tai yra užfiksuotas esamas ištirpusių dujų kiekis. Čia yra riba, ties kuria oras jau išsiskiria laisvoje formoje. Tai reiškia, kad šitoje sistemoje tos problemos nebus, kadangi koncentracija nepakankama, kad viršutinėme taške iš vandens išsiskirtų oras. Šitose sistemose vanduo yra persodintas dujomis. Šiuo atveju konkrečiai čia yra matuotas azotas. Persodintas azotu. Tai reiškia, kad visos yra prielaidos, kad sistema užsiorins. Koks pasiekiamas rezultatas? Sumontavus degazavimo įrenginį, kaip matot, koncentracija sumažėja maždaug iki 3 mg litre, kai natūrali paviršinėme vandenyje azoto koncentracija yra apie 18. Kaip pati įranga veikia? Prie sistemos yra pajungta 2 taškuose. Pirmiausia, įsijungia siurblys. Kadangi siurblys daugiau pasiurbia vandens negu purkštukas gali praleisti, pradeda kristi lygis vakuumo vamzdyje, o po to slėgis pasidaro neigiamas. Tai yra susidaro jau vakuumas. Ir įranga sureguliuota taip, kad pasiekus tam tikrą lygį, siurblys išsijungia, tam, kad nebūtų siurblio sausos eigos. Bet dėl to, kad yra vakuumas, į vamzdį toliau teka vanduo, lygis kyla ir vamzdį skiria dujos, yra pašalinimas per oro šalinimo įtaisą. Kadangi oro šalinimo įtaisas turi atbulinį vožtuvą, oras gali tik viena kryptimi judėti, tai yra lauk, negali būti pasiurbiamas. Aparatas taip ir veikia, tokiais ciklais, slėgis susilygina su sistemos, na ir procesas kartojasi vėl iš naujo. Kaip matoma, purkštukas išskaido orą, tai yra vandenį į lašelius, dėl to dar geresnis išsiskyrimas vyksta. Kitas etapas, kadangi mes turim papildymo liniją pajungtą, tai kritus slėgiui esantis vožtuvas perjungia, pavara perjungia vožtuvą ir tada vyksta papildymas. Bet kaip minėjau, vanduo pirmiausia patenka į vakuumo vamzdį, tik po to į sistemą. Pats aparatas turi keletą režimų. Vienas iš jų tai yra intensyvus degazavimas, kai po remonto darbų arba paleidus intensyviai 12 ar 24 valandas yra degazuoja sistema, po to jis pereina į intervalinį režimą automatiškai ir taip jau paskaičiuota, kad užtenka į parą 2 kartus po 8 ciklus,
kad suveiktų renginys ir tokiu būdu palaikoma sistema normalioj būsenoj. Na ir jeigu reikia, vyksta papildymas. Tai tiek apie pačią įrangą ir apie tas problemas, o dar čia iš praktikos Renatas keletą pavyzdžių. Jo, toli nepabėg, dar gal bus klausimų. Dabar čia aš įsijungsiu, nes čia jau prasideda praktika. Reiškia, kaip ir Vygantas sakė, kad čia vokiečiai sugalvoja, kad stacionariai jas montuoti, bet mes čia Lietuvoje turim mažiau turbūt pinigų ar eurų tų. Todėl dauguma įrangą įsigijusių įmonių tai naudoja, reiškia, spręsti savo namuose ir pernešinėja įrangą. Tai ačiū, kad pirmieji drąsiausiai buvo įsigiję Šilė ir Atminsta. Po jų įsigijo ir kiti prižiūrėtojai, kaip Atmė, kaip Naujoji Pilaitė. Netgi turim keletą bendrijų didesnių įsigijusių stoteles, todėl jie jau nešioja ir sprendžia problemas visuose savo tarnaujamuose namuose. Čia jūs skaidriai matot, čia netoli esantis pastatai arba Technopolio verslo centrai. Tai čia buvo įdomu, dėl ko aš norėjau pažymėti, tai mano būsto žmonės įsiūlė užsakovai į Gama verslo centrą stotelę. Tai va čia bus Gama pirmą sezoną išbandę. Pastatai iš tiesų labai dideli, iki 20 ar dar daugiau tūkstančių kvadrato. Ir jie pamatė, kad pastačius tą degazavimo stotelę, kaip jūs čia matot, jinai prie mazgo, visos problemos su oro pasibaigė. Ir jie, reiškia, jau kitą sezoną pastatė tokias pastoteles ir alfa ir beta, kaip sakant, verslo centruose. Bet čia pastatė stacionariai, nes užsakovas turėjo pinigų, jisai pamatė, patikėjo ir va dabar fiziškai stovi tos stotelės čia visai netoli. Tai va. Kitas labai smagus buvo išgirsti atvejis, tai yra Europa Royal Vilnius. Tai mūsų kolegas, kurie nusipirko stotelę ir teikia tokias paslaugas, tai yra, reiškia, jie ima pinigus už tokias paslaugas norinimo. Tai jie pasako labai įdomų atvejį, man jisai patiko tuo, kad šitam viešbutyje buvo dujinis katilas, jie vieną korpusą šildo necentrinio dujinio katilo, dėl senumo pakeitė naujų ir sistema nepasileido. Stovai nešilo, radiatoriai nešilo, viskas blogai. Sugalvojo išplauti su chemija, išplovė su chemija visą sistemą, kažkiek pradėjo šilkaikas. Bet vis tiek, netenkino užsakovo, nes brangus viešbutis, svečiai turtingi, jie nori komfortą. Tai beliko tik vienas dalykas - degazavimo stotelę pastatyti, pastačius ją, ten po dienos ar dviejų visos problemos pasibaigė. Ir ūkvedys, dabar jo neatsimenu, bet Vladislavas ar Vladimiras sako, kad per jo visą aptarnavimo laiką, kiek jisai dirbo tam viešbutyje, dar nematė, kad sistema dirbtų visur viską šilto. Tai va čia labai buvo įdomu, kad realiai, jeigu degazavimo stotelė, tai galime tikrai 100% oro problemas išspręsti.